Įdomu, pas juos su dešrelėm paprastų praktiškai nebuvo. O tokiuose skardinėse arba stiklinėse slojkose tai buvo daug. Tai vat paėmėm pabandyti. Man atrodo, tai nelabai skaniai. Žiūrėsim, kaip bus skonis. Šiandien didelis rūkas, bet tokiai lokacijai pats tas. Prieida tokios mistikos. Važiavom apžiūrėti tokių vat dviejų apleistų laivų. Bandysim įeiti vidų. Vieną laivą visgi neįeisim, nes maudytis nelabai norisi per šaltą. O šitą va, galima. Ne laivas, čia keltas. O čia buvo laivas. Tas panašu, kad medinis liktais atrodo. Nors gal ir ne, nesuprasiu apipaišytas. Nors ne, iš šono va matosi medinės lentos. O čia grinai metalinis keltas. Tai tokiais labai daug esam plaukę skirtingose šalyse. Na, vidui nieko gero, šiukšlins. Dabar lipsim į tokią vietą, kur paprastiem žmonėm užeiti draudžiama. Kapitono tiltelis. Kas neseniai čia buvo. Su tokiu vaizdu. Kapitonas vairuoja keltą. Nu tai tiek. Visai įdomi lokacija, kada vat buvot paskutinį kartą apleistam laive. Aš man atrodo pirmą kartą. Aišku, labai už toli važiuoti gal neapsimoka, bet vis tiek čia netoli Lisabonos, tai jau galima ir užlėkti, kodėl ne. Važiavam čia į to pusiasalio kampą. Einam dabar link tų pastatų. Šiaip tas pusiasalis tai toks, palyginus su visa likusia Portugalija, negražus. Toksai pramoninis, nei kažkokių vaizdų, nei kažkokių ten namukų gražių ar panašiai. Apart šitų dviejų objektų, kur va tie laivai ir šitas, kur einam, daugiau čia visiškai nėra ką žiūrėti, tai galima net negaišti laiko su juo. Įdomu, kas čia per agregatai. Kas čia tokia buvo? Elektrinis variklis, tiksliau dalys jo likę. Kažką gal pumpavo. Klausimas ką ir į kur. Įdomi vieta. Čia vanduo. Koks ten žydras vanduo tai vietai. Gan ilgai čia važiavom, valandą kokią. Nors atstumo ir nėra daug. Nes vien kaimeliai, sankryžos ribojami ir taip toliau. Į viršų jau nebeįlipsim. Nu kaip labai norit galima, bet čia mes ne stalkeriai kokie. Ar kaip jie ten vadinasi, kur poplestis profesionaliai landžia. Mes čia tik šiaip turistai. Čia įdomus tokie statiniai. Įdomu, kam čia skirti. Ar čia kaip, nežinau, poilsiai kaip kažkokios pavėsinės gal čia stovėjo, čia kaip suoliukai, ar čia kažkokie įrengimai buvo ir kažką čia darė su jais.
Portugalijai visokių radarų mažai, trikojų iš vis nematėm, tai žymiai paprasčiau vairuoti negu Lietuvoje, bet yra toksai vienas dalykas, kuris mažai kur būna šalyse, yra va tokie šviesoforai, kurie suveikia raudoną tada, kai tu viršyji. Jeigu viršyji, nu tai va pastovėk minutę, nu gal ne minutę, kokį 10-20 sekundžių, bet vis tiek turi sustot, arba jau labai sulėtint, tada užsidega žalia ir važiuoja toliau. Akivaizdu, kai valdžia stengiasi būtent, kad žmonės neviršytų greičio, o ne tiesiog baudas susirinkti. Ieškojom kur pavalgyt, ten galvojom visokius burgerius, tai užsukom neveikia, tai atvažiavom čia, atrodė kaip tiesiog dienos pietų valgykla. Nu toks realiai kaip restoranas. Dienos pietus 9 eurai, įeina starteris, ten bulka, pasitep, alyvuogės ir patiekalas. Tai čia mums atnešė šiandienos pietum 8 kojų su ryžiais ir antis. Kvapas tai toks ne kažką, bet įdomu kaip skonis. Nebuvo pats skaniausias tas 8 kojas, bet valgoma visai. Pirmą kartą įvalgiau kaip patiekalą, ne kaip užkandį, o čia atnešė antį. Nu, atrodo irgi nelabai skaniai, kvapas biški geresnis. Čia va ta vieta, dėl kurios atvažiavom į šitą miestelį Kaskais. Ims Garaž vadinasi, tai toks, nu ne visai muziejus, o toks labiau kaip vieta patūsinti automanam, kažkas tokio, bet yra ten tų ir mašinų, ten visokių, ten ir kaip baras, ten ir dartsų kažkokie yra, nu žodžiu, išskirtinė nestandartinė vieta ir uždaryta, nežinau, parašiau ten per Instagramą jam, bet jaučiu, kad nu, jeigu dabar uždaryta, tai ir uždaryta ir neveiks. To internete nieko nerašė, labai gaila. Tai sugaišom pusvalandis čia važiuot, pusvalandis atgal. Kitas muziejus tam pačiam rajone, kas svarbiausia, nemokamas. Pati pirma mašina prie įėjimo, į Sorvoltę kažkokią. Net nežinau, kas per mašiną. Pirmą kartą matau. Čia net neįskaitau, kas parašyta ISO Grygo, kažkas tokio. Tokie muziejai verti aplankymo, kai pamatai mašiną, kur net nežinai, kas tokio. Įdomus logotipas tikrai nematytas. Spidometras myliomis ir 200 mylių. Tai čia 360 km. Ne, 320. Tai kaip tokių metų nemažai. Oho. ISO grifo kažkoks 5.8 variklis 73 metų. Nieko savo. O čia tai aparatas tikrai. Nu čia jau paprastesnis modeliukas, Fiatas. Nu ir būklė tokia ne visai muziejinė, bet vis tiek įdomu. Čia vat, jeigu pažiūrėti tą raudoną ir į šitą, tai turi panašumų. Gali būti, kad susiję. Šios vietos įdomios gale, lyg yra, lyg nėra. Bet tokių dar kartais galima sutikti gatvėse, na, aišku, ne pas mus, bet kokioje Vokietijai, sekmadienį. Tikrai esu ne vieną matęs. Čia toks gal labiau motoroleris su stogu. 175 cc variklis. Vairas kaip dviračio. Juokingai biškai atrodo. Aišku, vis tiek būtų įdomu pravažiuoti, kai važiuoja. Čia kaip motorinis dviratis labiau, kem 9 kubikų. Aston Martin. Nepamenu, ar buvo jisai James Bondo filmuose, ar ten jau naujesni buvo modeliai. Nu, saloną reiktų patvarkyti. Nu, tokia irgi būklinė muziejinė, sakyčiau. Net paviršius toksai net nėra labai švarus, toks nučiupinėtas.
Nuo šepečių nubraižytas, ne iki galo nenupoliruotas, tai tokie labai žiūriu. Nesiparina. Tokie va dažymo brokai. Aišku, kad čia kabinėjasi prie tokios mašinas, tai geriau tokia negu iš vis jokios. Pats pigiausias Porsche. Prisimenu, būdavo laikai, kai 3000 litų kainuodavo. Nu ir dabar ne kosmoso kainuodavo. O čia vat stovi muziejui. Nu vis tiek Porsche. O čia tai aparatas. Vien koks dydis jo, nežinau, per kamerą aišku skirtumą nesimatys, bet tiesiog toksai monstras. Palyginus koks mažiukas Aston Martinas ir ant kiek jisai didesnis. Busas koks dabartiniais standartais. Kiek daug visokių detalių, chromo. O tokio tai tikrai norėčiau bent jau pravažiuoti, man svajonė būtų. Salonė, aišku, medžio apdailos, taip toliau. Gale ten visokie baldai, galima sakyti. Čia tai mašina. Ir tais laikais buvo mašina rimta ir šiais laikais to labiau. Čia Peugeotas iš tų laikų. Čia jau žymiai mažesnis, jau toks dydis jo. Normalus, sakykim. Akumuliatorius įdomiai vietai. Žibintai už kortelio, kas irgi įdomiai atrodo. Bet toks dažymas tai prastas. Ne muziejinis, sakykim, pas mus muziejai stovėtų su tokiu išdažymu, tai būtų išjuoktas. Pas jos šiaip su tokiais kažkokiais įdomiais automobiliais, matau, Portugalijoje ne kažką. Gatvėse kiek važiuojam labai mažai. Palyginus Maltui tai žymiai daugiau buvo. Ir senovinių, ir tininginių ten, ir sportinių, ir kokių tik nori. O čia kažką pamatyti labai retai. Visas rautas vien standartinės mašinos. Kaiser Jeep. Nei kilimėlių, nei kažko. Saloną gali iš žarnas plauti. Na, čia tokia karinė technika labiau. Nes aišku, kokie bekelės tokie būtų visai įdomu nuvažiuoti. Ant tų senovinių motociklų man patinka tie priekiniai numeriai ant sparno, taip gerai atrodo. Bet spėju, kad jos uždraudė gal dėl to, kad gaunasi kaip peilis, jeigu ten kokį žmogų nutrenkia ar ką. Laša kažkas jau. Šis visas variklis purvinas. Nu kažkaip nesistengia jie muziejui, kad padaryt kažkokią tai gerą būklę. Net neturiu omeny, kad ten restauruot kažką. Tai man kartais geriau nerestauruota mašina ten ar kokia technika, kad iš tų laikų, bet bent jau pavalyt. Minikas, ne Minikas, čia Austin. O įdomu, kuo skiriasi Austin nuo Mini, nes atrodo tai identiškai. Čia irgi kažkas iš tų laikų. Dizelinio kuro pompa. Klausimas, kaip jinai čia pumpuoja, turbūt su kažkokia tai rankena turi būti. O, spėju, su šitą rankeną pumpuoja. O, čia dar gal kaip skaitiklis kažkoks. Žodžiu, mechaninė kuro kolonėlė. Šitą jau esu matęs ne vienam kitam muziejui, praktiškai kiekvienam muziejui po tokį vieną stovi. Čia jeigu net pažinot, markės turbūt neatspėtumėt niekad. BMW Izeta. Tai maža to, kad išskirtinė, kad tokia mažytė, tai esminis išskirtinumas, kad durys atsidaro iš priekio. Atsidaro ten praktiškai kartu su vairu. Na ir pačiam ekspozicijos centre toks automobilis, net irgi pirmą kartą girdžiu tokią markę. Nu čia jau tokia kaip karieta kokia motorinė, kažkas tokia. Dar ne visai automobilių pavadinsi. Vežikas sėdi atskirai priekį, karietos savininkas sėdi gale. Aišku, irgi būtų įdomus tokį pravažiuoti, bet aš kaip įtariu, kad šiais laikais sunkiai būtų įmanoma su juo važiuoti realiom sąlygom. Greitį turim, ridą turim ir kažkokį, kas ten temperatūra turbūt daugiau nieko. Minimalizmas. Na, bet vis tiek mano manimu, kad muziejaus tėvas tai va šitas Rolls Royce'as. Čia tiesiog didybė. Nu ir viskas, toks tas nedidelis muziejus. Dar čia yra ekspozicija kažkokių tai smulkmenų. Tik svarbiausia nemokamas. Tai būnant Lisabonai, čia užvažiuoti, čia praktiškai ir yra Lisabona, pakraštys miesto, tai tikrai apsimoka, kodėl ne. Sakė, čia apdovanojimai. Čia gal kažkieno, nežinau, gal privati kolekcija, gal tiesiog
keli draugai ten gal susimetė, pasidarė tokį. Čia atvažiavom prie tokio bokšto Belėm. Belėm čia rajonas vadinasi, prie Lisabonos. Visuose turistinėse giduose, žyginuose čia vienas iš tokių pagrindinių Lisabonos vietų. Realiai tai, tokia vieta, kad suburt daug turistų vienoje vietoje ir tiek. O taip tai nematau čia nieko kažko įspūdingo, kad čia būtina būtų aplankyti ir panašiai. Kai mes važiavom pakeliui, tai galima, bet specialiai iš Lisabonos važiuoti, ten ypač jeigu be mašinas, tai kažin ar verta. Palyginus tolumoj matosi tiltas, toks panašus kaip į San Francisco tiltą. Mes beje šiandien per jį važiavom, mokamas ten 2 eurai su centais. Ne tai, kad įspūdingiau, bet įdomiau negu tas bokštas. Šiandien toks viešbutis, tiksliau butas daugiabutyje. Yra lifte toks skaitytuvas, turbūt kažkuris aukštas yra visas privatus, tai reikia arba kodą įvesti, arba raktą, arba pirštų atspaudą. Čia mūsų butas, ar dar ne, bet panašu, kad ne mūsų butas. Ten buvo bendras patalpos, o čia mūsų butas, raktų dėžutė. Na, o čia jau mūsų kambarys, netgi židinys yra, bet pats pagrindinis šito kambario pliusas iš 18 aukštų pastato, 15 aukštas ir va toks vaizdas. Net vandenyno biškį matosi. Šiaip buvau skeptiškas biškį dėl, nes jisai naujas. Ir atsiliepimų buvo mažai, arba iš vis gal nebuvo, nepaminau tiksliai. Bet pagalvojau, surizikuot galima. Čia lango neatidarysi, triukšmas. Bet vaizdas, tai čia galima kokią valandą stovėti žiūrėti tą vaizdą. Atvėrus užuolaidas, o tokia panorama pasimato. Aišku, langai galėtų būti švaresni, bet vis tiek liks. Lėktuvą matėm leidėsi. O čia tokia bendra virtuvė, bet bėlė kokio didumo. Čia vonios kambarys. Blia, kokie čia bendrai paėmus, kokie faini šitie apartamentai. Įdomus tokios lubos šviečiančios, dar tokių nematęs. Tokie efektai sudaro, lyg viršui kažkas būtų. Bliam, gerai čia viskas atrodo. Kainą nepamenu, parašysiu vėliau kažkas apie 100 eurų už 2 naktis, tai palyginus su kitom nakvynėm čia tai nėra brangu, buvo ir pigesnių, ten 5-7, bet ten buvo žymiai prastesnė. Pridavėm savo plieninį žirgą, važiuosim dabar metro. Pasitreniruosim, tada sausio 1, kai važiuosim jau į oro uostą iš pat ryto, gal mažiau grybausim, bus mažesnė rizika pavėluoti lėktuvą. Popierinių bilietėlių neduoda, reikia nusipirkti kortelę ir po to ją turbūt papildyti. Dienos bilietas 7 eurai, vienkartinis bilietas 1,85 arba gali papildyti kokią nori sumą. Nusipirkom tokias kortelės. Tai atsidarė. Dabar klausimas, kur važiuot? Tai pasižiūrėsim. Gan gėliai tas jų metro. Lisabonos pakraščiuose kažkaip tuštoka buvo papuošimo prasme, bet centre daug. Bet žmonių labai daug.
Ой,